Sveikučiai! Šiandien mano kamade pyragėliai su vištiena, grybais ir sūriu. Tiesiog tobulas derinys. Pradžiai pasidarau keptos vištienos, tai aš naudoju šlaunelių mėsą ir ją tiesiog paprieskoniuoju taip, kaip daryčiau šašlyką. Tai yra laimo sultis, tada druska, pipirai, taip pat česnakai granuliuoti ir šiek tiek čili dribsnių. Šiame indelyje yra apie kilogramą mėsos, tai pakankamai nemažai tų prieskonių pridedu, bet reikia nepamiršti, kad po to dar dėsim grybus, svogūnus, tai jeigu juos ten irgi pakankamai daug padruskinsit, tai bus tiesiog per daug druskos. Tai druskos kiekį reikėtų paskirstyti per visą receptą. Dar papildomai marinuojant naudoju sojos padažą, taip pat worcesterio padažą ir šiek tiek sezamo aliejaus. Galima įdėti kito augalinio aliejaus, svarbu, kad būtų šiek tiek riebalo. Toks marinavimas yra pakankamai greitas, kadangi yra laimo sultis, tai yra rūgštis, ir išsimarinuoja per kokią pusę valandos, valandą galima palaukti, bet labai ilgai laikyti tikrai neverta. Mėsą gerai paminkau, pamaišau su tais prieskoniais ir padedu į šaldytuvą, kol kepsniniai kais, praktiškai viskas jau bus pasimarinavę. Toliau kuriu kepsninę ir kepsiu tiesiog ant grotelių mėsą, nenaudodamas jokių iešmelių, nors galima viską gražiai suverti, bus patogiau apversti. Anglims įsidegus dedu į kepsninę groteles ir palaukiu, kol jos gerai įkaista, taip mažiau prilimpa tiesiog mėsa. O dar, kad mažiau priliptų, galima patepti groteles ir papildomai kokio augaliniu aliejum. Pačios kepsninės šiame etape labai stipriai nekaitinu. Man geriausias rezultatas šioje kepsninėje, kai temperatūra yra apie 150 laipsnių Celsijaus, bet reikia tiesiog labiau žiūrėti, kaip kepat. Kaip ir šašlyką kepant, tiesiog reikia žiūrėti, kad mėsa per daug nesviltų ir ją laiks nuo laiko irgi apversti. O kad būtų šiek tiek labiau rūkytas skonis, tai galima tiesiog pridėti dar medienos pagaliuką. Aš naudoju alksnio medienos pagaliuką ir tokio vieno pagaliuko užtenka. O toliau kepu mėsą tol, kol jinai pasiekia apie kokią 80 laipsnių temperatūrą vidinę ir tai ilgai labai neužtrunka. Tiesiog reikia dar papildomai ją kelis kartus geriausiai apversti, kad apkeptų iš visų pusių vienodai, nes gabalai nevienodo dydžio yra ir nevienodai kepa. Taip pat kepsninėje kai kuriuose vietose yra šiek tiek karščiau, tai galima ir apkeisti ir perkelti, tą mėsą, kad jinai kuo geriau tolygiau iškeptų. Šiaip šlaunelių mėsą perkepti yra tikrai sunku, bet per daug jos sudžiovinti irgi nereikia. Tai jau kai viskas gražiai pasirūkina ir apskrunda, tiesiog nuimu ir padedu šiek tiek pravėsti, nes po to tą mėsą dėsiu į pyragėlius, į tešlą. O toliau dedu deflektorių, taip pat dedu picos akmenį su oro tarpu. Jeigu neturit plonesnio deflektoriaus ir nelieka to tarpo, tai panaudokit kažkokius metalinius dalykus, pavyzdžiui, veržles arba kažkokius panašius dalykus, kad būtų kokių 3-4 mm tarpelis. Kol kepsninė kaista, pasidarau dar įdarui papildomai grybų. Į keptuvę dedu tiesiog augalinio aliejaus ir pasismulkintus svogūnus ir grybus tiesiog apkepinu. O kad geriau keptų, dar šiek tiek irgi įdedu druskos, pipirų ir granuliuotų česnakų, bet tikrai nereikia padauginti, nes jeigu mėsą gerai pasūdėt, tai čia reikėtų dėti mažiau druskos. Pirmiausia, į keptuvę dedu svogūnus, kai jau įkaista aliejus, ir juos šiek tiek pakepinu, kai jau jie pradeda minkštėti ir apkepinėti, pridedu paskui ir grybus. Tikslas nėra visiškai juos sukepti, tai yra taip, kad visiškai neliktų tos drėgmės. Daugiau drėgmės reikia dėl to, kad dėsim tą įdarą į tešlą ir reikėtų, kad būtų šiek tiek drėgnesnis tas mišinys kartu su vištiena, dėl to tiesiog visiškai sukepti nereikėtų. Aš naudoju rudus pievagrybius, man atrodo, kad jie turi šiek tiek daugiau skonio negu balti, o papildomai, jeigu turite kokių nors džiovintų baravykų, tai irgi labai pagerintų skonį. Aš šiuo metu neturiu, tai tiesiog naudosiu tik pievagrybius. Na ir kai jau viskas gražiai apkepam, tai tiesiog nuimu nuo kaitros ir padedu šiek tiek praaušti, kad nebūtų labai karšti, kai dėsiu į pyragėlius. Tai įdaras kaip ir paruoštas, dabar reikia tešlos. Tai nenaudokit paprastos tešlos, naudokit mėlyną tešlą. Jinai lieka minkšta ir tokiems pyragėliams jinai tinka geriau. Prieš dedant įdarą tešlą reikėtų šiek tiek atitirpinti, bet kadangi šiandien lauke labai karšta, tai man ta tešla tiesiog jau visiškai atitirpo, kas šiek tiek sudėtingiau yra po to su ja dirbti, tai aš darau labai paprastos formos tuos pyragėlius,
Tiesiog dedu į vieną pusę grybus su vištiena, įdedu dar gabaliuką sūrio, kas pagerina skonį, ir aptepu tiesiog kraštus šiek tiek plaktų kiaušinių su truputį vandens, užlenkiu tiesiog vieną kartą. Tai turbūt toks pats paprasčiausias būdas ir tikrai kiekvienas gali tai padaryti. Dar papildomai kraštus apspaudžiu su šakute, tiesiog, kad būtų garantuotai, kad tas viduj esantis įdaras nepradės ištekėti kepant ir dar pagerina šiek tiek ir vaizdą. O viršuje gerai būtų padaryti papildomai dar ir skylės, kad išeitų garai ir tas pyragėlis nesusprogtų ten bekepant. Papildomai dar nukerpu likutį to popieriaus, kuris nėra reikalingas, bet kepsiu pačius pyragėlius ant popieriaus kepimo, taip yra daug patogiau. O kad pyragėliai dar gražiai apskrustų, tai galima patepti juos tuo plaktų kiaušiniu. Galima taip pat, aišku, tiesiog apipurkšti alyvuogių aliejum ar kažkokiu kitu aliejum, bet kiaušinis duoda tam tikrą irgi plutelę, tai tikrai verta tą kiaušinį panaudoti. Kadangi kepam tešlą, tai kepsninės temperatūra turėtų būti šiek tiek aukštesnė, tai apie 220 laipsnių yra pats tas tešlai. Taip pat dar yra labai svarbu, kad ta temperatūra kepsninės jau būtų stabili, tai yra įkaitęs tas picos akmuo ir deflektorius, kuris buvo įdėtas iki tos pačios temperatūros. Tai toliau dedu tiesiog ant picos akmens, taip kepti yra patogiau, galima gal iškepti ir ant grotelių, bet tiesiog gaunasi geresnis kepimas. Kadangi įdaras jau yra iškeptas, tai reikia tik tiesiog, kad tešla iškeptų, tai ilgai tai neužtrunka, apie kažkur 20 minučių bendras laikas. Tai kažkur praėjus pusiai laiko aš tiesiog tuos pyragėlius dar papildomai apsuku, kad iškeptų vienodai iš abiejų pusių. Ir tam labai pasitarnauja tas kepimo popierius, tai padaryti yra ženkliai paprasčiau. Tai kaip minėjau, 10 minučių pakepu vieną pusę, tada apsuku ir pakepu dar 10 minučių. Pyragėliai nebūtinai iškepa vienodų metu, tai reikia tiesiog žiūrėti pagal vaizdą. Jeigu vienas jau yra labiau apskrudęs, tai jį verta tiesiog nuimti ir likusius dar pakepti šiek tiek ilgiau. O kiek ilgiau, spręskit pagal vaizdą, kuris jums patinka. Tai dar po kelių minučių mano pyragėliai jau tikrai yra puikiai apskrudę ir tikrai pasitarnauja tas kiaušinis labai gerai. Vaizdas yra puikus, taip pat žinau, kad ir skonis puikus, nes tą įdarą jau prieš tai paragavau. Tai jau žinau, kad įdėjus gerą įdarą, tešla tikrai nesugadins pyragėlio. Tai dar šiek tiek palaukiu, kol praušta ir galima ragauti. Tešla jinai tikrai yra kitokia, šita mėlinė, negu paprasta bemėlė, nes bemėlė tešla jinai labiau yra traškesnė. Šita, kai iškepa, ypač jeigu įdaras yra šiek tiek toksai su daugiau skysčio, tai jinai pasidaro tokia labai maloniai minkšta ir tikrai labai skani. Tai tikrai rekomenduoju tokių pyragėlių pasidaryti, nes tikrai nesudėtinga, o skonis yra tikrai fantastiškas, vertas įdėtų pastangų. Skanaus ir iki kito karto.